Na kągi, plaukiant su šia nuostabia jachta, netyčia plaustas įkrito į vandenį ir išsiskleidė. Ir išgyvenimo peilis yra. Taip, o čia pažiūrėsim, kokia komplektacija čia šito plaustelio. Žodžiu, paskui, kai balastą tempiam ilgą laiką, kol neužsikėlėm ant jachtas galo, jisai gavosi pradžiai kaip koksai, nežinau, prisijėmė vandens truputį, apsivertė. Tai šiaip netaip jį vilkom ir dabar žiūrim, kasgi gero čia yra. Tai va, pietų šiandien negamysime. Nes yra suhoj pajok, kaip rusiškai sakė. Sausas davinys. Jo. Mes patikrinsim, ką čia mums Dievas davė šiandien. Atsiuntė mums. Taip. O čia irklus! Man atrodo, mes plaukėsim. Šiandien, kad satelitą gaudyti, antenos, čia oro prisipūsti, vat. Čia Kepurėlė. kepurėlė. O, kaip gerai prabuvo atrodo. Taip, šiandien, vat svarbiausias dalykas, šiandien užpakuota stipriai. Aš galvoju, kad šiandien bus šitos raketos. Rem komplektas. Raketos, va, čia yra sudėtis. Taip, toliau batareikos, prožektorius, irklas, kad galėtum irkluotis. Jo, geras. Irkliukai tai tokie. Nu kaip ir viskas, čia neišpakuojam, nes po to gražiai užpakuota, čia raketos bus. Ja, Nu kaip ir viskas. kaip ir viskas. Va Tai toks ką, jo plaustas. 6 vietų plaustas. Linksma buvo. Linksmai išsiskleidė. O va, čia tokioj gražioj vietoj, Mingės kaime, jo. Minijos upė. Minijos upė. Taip. Išsodinam A, keleivius. dar žiūrėkite. O kas čia dar yra gera? va, deguonis maskė. O. Nu gerai, reikia dabar bandyti jį suskleisti. O Tai tai mums tas balastas visiškai neįnauda. Va tokie vat reikalai. Bet už tai mes turim gražių lelijų, baltųjų, kurios įrašytos gal į raudonąją knygą. Na, čia yra šlangelį klizmą Tuo. pastatyti. Pala. Šlangelį klizmą pastatyti. A, čia- Atstatome? Nu, kai ateis. Gerai. Sau nestatysim, bet tiem, kurie ateis, galės. Man, kad nenupūstų to koverių, čia hol. Nu gerai, viskas, reportažas baigtas. Haribol. Haribol, einam į jį kažkaip, tu žiūrėkit, gal čia va išsileid.